rungtynėse, tai, sakyčiau, pusėtinai, neišpildžiau to, ko norėjau, dariau daug klaidų, bet visgi pirmą rezultatą padariau, kas yra turbūt gerai. Šitų čempionatų prasidėjo viskas ganėtinai spontaniškai iš tikrųjų, nes, nežinau, tiesiog buvo tipinė darbo diena, susirašinėjom su draugais per Facebooką ir vienas kažkaip paminėjo, kad vyksta kažkoks turnyras su simuliatoriais. Pagalvojau, visai įdomu, visai reikėtų pasidomėti. Aš kaip senas simuliatoriaus naudotojas treniravimo tikslais labai džiaugiuosi ir tuo aktyvumu, kurį rodo jaunimas ir ne tik. Man pagrindinis dalykas yra, kas labiausiai džiugina, tai žmonių susidomėjimas ir noras tobulėti, netgi jeigu jie ir neparodo ten pačių greičiausių rezultatų, tiesiog sugrįžta, kad pasisemtų papildomų įgūdžių, kuriuos būtent teikia simuliatoriai. Neste Dream to Drive iš svajonės į trasą.